atvykome į Vokietiją, į Buktekų trasą. Mes jau esam renginio vietoj. Prie starto keliaujame su manim kartu ir aplink trasą ir bandysim susipažinti su ją. Čia automobiliai starto metu startuoja iš vienos eilės, kaip matote, po 5 mašinas. Po starto mūsų laukia tiesioji 200 metrų. Šičia aš dalyvausiu 3 metus iš eilės. Paskutiniai 2 metai mums sekėsi gana gerai. 2014 metais mes buvom prizininkai, 2 vietos laimėtojai. Finišo linija, kur visi automobiliai finišuoja. Ir čia yra vienintelė trasa Europoje, kur Joker lapas, papildomas ratas, baigėsi kartu su finišo linija. Tai finišuoti galima ir normalia trasa važiuojant, ir papildomu ratu. Iš po starto baigėsi asfaltas ir prasideda gruntas. Vat koks yra skirtumas ralio krosų, kad trasa susideda ir iš asfalto, ir iš gruntų. Tai reiškia, kad 50% trasoj turi būti tiek tokios dangos, tiek kitokios dangos. Artėjame prie pirmo posūkio. Šis posūkis lenktynių metu būna pats pavojingiausias arba labiausiai jame actiono vyksta. Rallycrossas yra kontaktinis sportas, lyginant automobilių sporte. Tai vyksta ir pasistumdymų, ir grūsčių. Tai yra dinaminis sportas. Turime pirmą posūkį iš po starto. Jis yra staigus. Iš po posūkio visi nori išvažiuoti pirmi. Baigėsi asfaltas, asfaltinis posūkis. Jis yra asfaltinis, manau, todėl, kad jame būtų kuo mažiau duobių, kad mašinos nesilaužytų, nes išsimušo duobės. Tai padarytas asfaltinis, o toliau visą tiesioji vėl mes matome žvyro dangą, kieto žvyro dangą. Ir prašau, einam toliau. Matome lengvą tramplyną. Čia mūsų klasės automobiliai šioje vietoje kažkur važiuoja 3-4 pavara. Greitis būna apie kokią 120 ir mes toliau bėgėjamės. Jeigu vyksta lietus, aišku, čia būna slidu. Greitis krenta, nes ratai buksuoja, bet jeigu yra sausa, sukibimas geras, tai tikėkime, kad ir savaitgalio orai tokie pat bus, tai mes turėsim tikrai gerą renginį ir matysime didelius greičius. Tiesiosios gale, ten mes jau važiuojam 5 pavarą, tai greitis būna kažkas apie 150-160. Vėl perėjimas. Va ta specifinė rallycrosso trasa. Jinai yra klasikinė rallycrosso trasa. Artėjame mes dar prie vieno posūkio. Jis yra lėtas. Visi glaudžiasi į vidų, arčiau borto, kad neįlystų priešininkas vidinių, nes išorinę trajektoriją aplenkti yra sunku ir to niekas nedaro. Taip saugodami poziciją, važiuojame toliau. Matome vėl prie save sekantį posūkį. Už posūkio bus pakilimas į kalną ir keisis vėl danga. Tai čia jau mašina, kaip minėjau, iš pirmos pavaros pradeda akceleruoti ir mes pradedam greitėti. Ir va šitas tolimas posūkis, kur mes matome, jis yra pavojingiausias šitoj trasoj. Nes šiaip iš pažiūrėjimo jis nieko blogo nesakantis, bet kai mašinos važiuoja, didesnis yra greitis. Jas meta į priešingą pusę ir daug mašinų atsiduria priešingoj pusėje ir trenkėsi į bortus. Netgi 2014 metų čempionas, jis taip pat pasidarė klaidą ir sudaužė visiškai mašiną, kada per dideliu greičiu atėjo ir jį nusviedė į kitus atitvarus ir nepataisomai sudaužė mašiną. Va, matome ir vėliavos iškabintos visų šalių, kurios dalyvauja. Ir mūsų Lietuvos vėliava, tai jinai mūsų įpareigoja atstovauti Lietuvą ir siekti aukščiausių rezultatų. Baigėsi žvyro atkarpa, prasideda vėl asfaltinė ir vėl posūkis. Čia yra normalus ratas, o mes važiuojame į Joker ratą. Joker ratas tai yra papildomas ratas, kurį lenktynininkai visi turi įveikti po vieną kartą, kiekvieno važiavimo metu. Kiekvienoj trasoj
Džokio ratas gali būti trumpesnis, kitur jis gali būti ilgesnis, jis gali būti vienoje ir kitoje trasos dalyje. Vokietijoje jis yra žvyrinis, jis yra gan lėtas, jis yra slidus, čia mašinos praktiškai sustoja, iš jo išvažinėjant iš karto ir finišuoja, nes jisai kertasi su finišo linija. Tai taip mums 2014 metais pavyko laimėti pusfinalį, mes jį laimėjome išvažiuojant iš Džokio rato ir mes buvom pirmi. Va, mes ir apvažiavome Vokietijos Esteringo trasą.